Jeigu jūs susimastėte, kaip angliškai pasakyti nusiminti, nerimauti, paviduliauti ir nustebti, tai ši pamoka skirta jums. Išmokime sudarinėti veiksmažodžius pagal labai paprastą formulę. Mums tereikia paimti veiksmažodį to be ir pridėti prie jo atitinkamą būdvardį. Štai ir visa gudrybė. Jeigu angliškai nusiminęs yra upset, tai nusiminti bus to be upset. Jeigu sunerimęs angliškai yra worried, tai nerimauti bus to be worried. Jeigu pavidulingas angliškai yra jealous, tai paviduliauti bus to be jealous. Jeigu nustebęs angliškai yra amazed, tai nustebti bus to be amazed. Pagal tą patį principą sudarome ir kitus populiarius veiksmažodžius. Pavyzdžiui, pykti, to be angry, pavargti, to be tired, tingėti, to be lazy, vėluoti, to be late, sirgti, to be ill. Gal žinote ir kitų pavyzdžių? Share in the comments.